Praėjusią, žiūrėkit, savaitę mes pasityrinėjom, darydami namų darbus, nuo kokių emocijų bėgam arba ko mūsų gyvenime daugiausia, kokios emocijos mus erzina, kokie dalykai mus erzina, kokios savybės mus erzina mumyse ir kituose žmonėse. Visi atvejai turi ir naudą, ir žalą. Kiekvienoje situacijoje yra tobula pusiausvyra, tik ne visada mes norime jos pamatyti. Kiekviena emocija turi savo funkciją ir jinai mums, paprastai ką nors rodo. Ir jeigu neatkreipiam į tai dėmesio, tai ir užsisukam į nesėkmių ratą. Todėl įsiklausyti į save yra labai svarbu. Tęskite būtinai dėkingumo ir kvėpavimo praktikas. Kvėpavimo pratimų duosiu ir daugiau. Jie labai naudingi atkurti energijos tėkmę savyje, savo kūne, kad geriau jaustumėtės. Dabar iš to, ką jūs jau užpildėte, irgi galite tęsti, todėl kad tai, aišku, yra viso gyvenimo uždavinys save pažinti. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip kinta jūsų požiūris, kaip kinta jūsų mąstymas, kaip kinta tam tikri įsitikinimai, kaip kinta jūsų būsenos, kaip kinta aplinkybės, kurios ir apskritai kasdienybė, realybė, kurioje gyvenate. Tai bus labai jums patiems pamatyti įdomu savo progresą. Niekas kitas taip nedžiugina, kaip savo paties progresas, savo paties augimas. Bet koks noras, bet koks troškimas, jeigu mes kažko trokštame, jisai taip ir liks troškimu, jeigu mes jo neužtvirtinsim veiksmu, jeigu mes neparodysim, kad tikrai to trokštam, tikrai to norim, jeigu mes neprisimsim tos vidinės atsakomybės ir nesiimsim veiksmo, išorinės atsakomybės, siekti vienų ar kitų dalykų. Mes esame energinės būtybės, mes esame energija, nes viskas yra energija. Ir tai suvokiant yra lengviau atskleisti ir priimti savo didingumą, savo atrasti, atskleisti kūrybiškumą ir pamatyti savo grožį ir galią. Tai yra telktis į tuos dalykus, kurie leidžia išsiplėsti, kurie leidžia kurti, kurie leidžia skleistis. Ir kad jumyse ta energija tekėtų laisvai, pirmiausia, turime išmokti naudoti visą sistemą, visą žmogišką sistemą. Tai yra ne tik tai protą, kurį mes dažniausiai tik tai jį naudojam ir ego, ir tą mažąją asmenybę vadinam, ar ne, tą besisaugančią asmenybę, bet ir kūną, ir dvasią. O dvasia tai yra energija. Iš tikrųjų, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. O kūne yra mūsų emocijos. Todėl labai svarbu kreipti dėmesį į tai, ką jums sako kūnas. Ką signalizuoja kūnas, nes ten, kur skauda, tai vadinasi, ten būna sutrikdyta energijos tėkmė, ten trūksta energijos. Ir kaip ją atkurti, kaip tik ir kalbėsime. Kiekviena pasikartojanti situacija, kiekvienas dėsningumas mums neša naudą, mums neša žinutę. Ir nereikia jų bijoti. Priimkim tas žinutes ir padarykime išvadas. Į tos žinutės yra maksimalaus augimo galimybė. Maksimalaus augimo galimybė. Pasižiūrėkime į tai kaip į maksimalaus augimo galimybę. Įsivaizduoti galite, kad šiandien jūsų paskutinė gyvenimo diena. Ir jeigu reikia ką nors pasirinkti, prisiminkit šitą faktą, šitą tikimybę, sakykim taip. Tai labai padeda lengviau priimti sprendimus. Ir pavyzdžiui, labai padeda susirašyti reikalavimus visokius, kokių savo reikalavimų ir kitiems turite. Bažnyčioje, pavyzdžiui, tikrai žinote, kad yra net maldos, ar ne, kad kaltas, esu kaltas ir taip toliau, ar ne? Tai būtent šita programa, o dar ir su ranka mes ją įmušam į meridianus, į centrus labai svarbius kūno, ta programa pradeda veikti. Ir tai yra labai palanku religijoms, nes kaltą, nuodėmingą, blogą, menkavertį žmogų lengviau yra valdyti. Todėl, kad tai, ką savo kartojate, kūnas jūsų pradeda tikėti, programa kartojama pradeda jūsų kūne veikti. Būti kaltais išmokstame vaikystėje. Dažniausiai vaikai tiki tuo, ką sako tėvai besąlygiškai. Ir tėvai paprastai sako, kad
Pavyzdžiui, tavęs laukia koks nors atsakas, bausmė, ane? Jei būsi ten kitoks nei tikimasi, jei suklysi ir panašiai, tai būsi nubaustas. Jeigu jūs savo atlikdami namų darbus, pavyzdžiui, pirmuosius atkreipėte dėmesį, kokių emocijų labiausiai ir bijote, ir nenorite, ir vengiate, ir kas jūs erzina, ir kas nepatinka, ir kodėl, ir taip toliau, jūs galite pasižiūrėti, kokį požiūrį jūs esate perkėlęs iš praeities, iš vaikystės. Sąmoningai atpažinus, galima sąmoningai, lygiai taip pat sąmoningai keisti. Keisti, suvokti esmę, priežastis ir rinktis tai, kas jums naudinga. Kaltė padaro mus bejėgiais ir neprisiemame atsakomybės, kad galime kažką pakeisti. Ir bejėgiškumas ir kaltė, primenu, kad yra pačios žemiausios vibracijos. Gyventi skausme ar palaimoje ir pilnatvėje yra mūsų pasirinkimas. Mes susidurime su sunkumais ne dėl to, kad turime ydų ar nesame verti, geresnio gyvenimo, harmoningesnio gyvenimo, gražesnių santykių, geresnio darbo ir taip toliau. Tai nutinka todėl, kad turime vidinių blokų ir bandome išspręsti problemas, kitaip tariant, kovoti, būtent įveikti iššūkius naudodami tas pačias jėgas, tai yra tą patį protą, tos pačius įsitikinimus, tas pačias mintis, kurios visą tai ir sukūrė. Ir naudojame dažniausiai tik tai protą ir ego, o ne visą žmogaus mechanizmą, ne visą sistemą. Tai yra nenaudojame emocijų, nenaudojame kūno, ar nenaudojame intuicijos, to vidinio balso, to dvasingojo aš, aukštesniojo aš. Ir tada, aišku, kad prasideda problemos. Kaltė, gėda ir baimė, primenu, kad yra manipuliacijos priemonė valdyti žmonių energiją ir reakcijas. Už tai, kas kitiems nepatinka, mes tarsi sumokame kaltės jausmu, vengdami kitokių priemonių, nematydami kitų sprendimo būdų. Brandumas ir prasideda tada, kai mes išdrįstame pasikalbėti net ir nemaloniais klausimais. Nesvarbu, jisai gali būti nemalonus, galbūt priimsite sprendimą su tuo žmogumi, daugiau nebendrauti arba bendrauti rečiau. Tai yra jūsų sprendimas ir tai yra aktyvi pozicija, ne aukos, o aktyvi pozicija. Ir tai yra nei gerai, nei blogai, tai tiesiog tai, ką jūs pasirenkate, tam, kad energija laisvai tekėtų jumise. Klaidingas įsitikinimas yra, kad man atleidžia už tai, ką aš padariau ne taip. Čia mes įsitikinę, kad jeigu aš darysiu taip, kaip jis nori, tai man atleis už tai, ką aš padariau ne taip. Ir viduje išmokstame, kad kaltės jausmas yra pigesnis, bet nebrandesnis būdas atsipirkti, susimokėti už padarytus ar nepadarytus dalykus, kurie tiems žmonėms nepatinka. Ta patį savo viduje darome, kai kitą norime pastatyti į kažkokias ribas. Statome ribas ir kitiems, ir savo. Tikrai ne vien tik tai kitiems, ir savo, ir kitiems. Toks yra tas kaltės žaidimas. Tai, kaip ir sakiau, proto žaidimas, kad aš turiu pasiekti, aš turiu padaryti, aš turiu įtikti, mane turi mylėti, kai būsiu tokia ir tokia. Žmogus tarsi sako, kad jaučiuosi kaltas ir negaliu nieko daryti, daug ribų, kurios viena kitai yra prieštaraujančios. Ne? Ir tik to nepastebim ir tai paralyžuoja mus viduje, suvaržo, apriboja, sakom, aš norėčiau kažko, norėčiau to ir to, bet man vyras neleidžia, arba aš norėčiau tą ir tą padaryti, bet, kaip aš padarysiu, aš turiu šeimą, negaliu. Aš norėčiau ten to ir to, bet, ilgai dirbu, kaipgi aš laiko neturiu ir panašiai. Žodžiu, randame tikrai pasiteisinimų, o kodėlgi to negaliu daryti. Tai mes tiesiog turime išmokti matyti kitaip. Suvokti, kad mes esam ir energija. Mes nesam vien tik fizinis kūnas, kuris irgi yra energija, bet turiu mintyje tą dvasingąją dalį, tą mūsų aukštesnį aš, kūrybiškumą, potencialą. Kiekvieno tokio, sakau, ar streso, ar sutrikimo, ar ligos, žinutė visada būna gera, tik ją reikia išgirsti. Tai yra indikatoriai. Tai padėkokime savo visiems tiems nemalonumams, nemaloniems santykiams, dėsningai besikartojančioms kažkokioms tai situacijoms, kurios mūsų netenkina, nes jos mums parodo, o ką galime daryti kitaip. Bejėgiškumą stiprina ir apgaulingi išorės vaizdai. Nepamirškit šito.
Instagramai, Facebookai, kitokie socialiniai tinklai ir žiniasklaida, kitų gyvenimo visokios nuotraukos gražios, visi sportuoja, gražiai gyvena, o aš tikrai prisidedame patys, lygindamiesi ir kaltindami save, kad kažko nepasiekėm, ko mums galbūt net ir nereikia. Imkime ir pradėkime nuo savęs, susitelkime, kokios mūsų vertybės, kokie mūsų siekiai ir tikslus smulkiais žingsneliais išsiskaidykim. Jeigu vis dar baisu ir pasipriešinimas didžiulis, žiūrėkit, kur tas pasipriešinimas, kur jūsų kūnas suvokia tai, kur jūs suvokėte tai kaip pavojų, kaip grėsmę, kaip kliūtį. Vadinasi, gal dar koksai žingsnelis to tikslo yra neišskaidytas į dar smulkesnius žingsnelius. Ir dėl to atrodo nerealu. Ir įtampa savaime nėra juk blogas dalykas, ane? Kai nustojame tikėti, kad esame savo gyvenimo bendrakūrėjai, irgi reiškia, kad įtampos mūsų gyvenime yra per daug. Kai imamės aukos pozicijos ir tik išlikimo griebėmės ir nieko daugiau ir nematome tos dvasingosios dalies. Iš bejėgiškumo būsenos galime išeiti, pavyzdžiui, prisiminę, kad mes esame savo gyvenimo bendrakūrėjai. Prisiminkime, kad viskas vyksta mano naudai ir nebūtina visko kontroliuoti. Klausimą sau galite užduoti, kad ką aš galiu padaryti geriau arba kitaip, kad įtampa atslūgtų. Ir netikėkime viskuo, ką galvojame. Žiūrėkime į kad ir sudėtingiausią situaciją, kaip į galimybę, ką man tai rodo, ką man tai pasakoja. Žiūrėkime, kur keliame savo perdėtus reikalavimus. Kur keliame savo perdėtus reikalavimus ir kur norime labai sukontroliuoti. Kur turime įsitikinimą, kad būtinai turi būti kitaip. Kada mes, pavyzdžiui, nenorime imtis pokyčių, kada galvojame, kad tai nesaugu, kad bijome nežinomybės ir dėl to nedarome. Mes įspraudžiame save į kampą, nes galvojame, kad saugumas yra svarbiausias dalykas ir tada nedrįstame imtis to, ko trokštame ir nuolatos stengiamės išgyventi, kovoti, įrodinėti, pasiteisinti, sakyti, kad taip negali būti. Pavyzdžiui, jeigu kažkas klostosi kitaip negu pagal mūsų supratimą, mes iš karto mums kyla įtampa ir stresas ir kyla pyktis, kyla nerimas ir mes savo pasąmoningai sakom, kad taip neturi būti. Kažkaip aš turiu kitaip sukontroliuoti, kad jaučiaus laiminga, šypsočiaus ir taip toliau, nors galbūt būtumėt kaip tik labai nelaimingi dvasingąją savo prasme. Skausmas tai yra tik vienas iš buvimo žmogumi aspektų. Tai, ką jūs matot vieną tą galimybę, tai nėra viskas. Daugiau yra gyvenime galimybių ir sprendimo būdų ir gyvenimo būdų ir požiūrių ir taip toliau. Ir nereikia įsikibti į vieną. Paradoksas tas, kad kai žmogus stengiasi viską gyvenime sukontroliuoti, tai yra ženklas, kad jis nieko nekontroliuoja. Tai labai pravartu, galite ir susirašyti savo sąrašą reikalavimų, kažkokių nuostatų savo ir kitiems ir pamatysite, kiek ten chaoso, iliuzijų ir lūkesčių. O kada nevyksta pokytis, pavyzdžiui, nevyksta būtent tada, kai perdėtai ir įsitempę su lūkesčiais labai stengiamės, kad tas pokytis įvyktų. Labai susitelkėme į tą rezultatą ir nesimėgaujam procesu, neatsipalaiduojam. Tai tas stengimasis ir būna vienas iš pasipriešinimų. Ir kodėl tas pokytis niekaip neįvyksta. O be to darome iš proto labiau pozicijų ir pamirštame, kad esame ir dvasingoji dalis. Pokytis nevyksta dėl to, kad žiūrime į galimą pokytį kaip į tam tikrą prievartą prieš save. Ir manome, kad privalome kažką daryti, nes kitaip bus blogai. Ir pastebėkite, ar jūs, pavyzdžiui, sportuojate dėl to, kad norite, dėl to, kad suvokėte taip, kaip gėrį, kaip būtinybę jūsų sveikam, subalansuotam funkcionavimui gyvenime. Ar darote dėl to, kad jei nedarysite, tai bus blogiau. Jei nedarysite, arba darote dėl to, kad reikia, dėl to, kad kiti daro. O pavyzdžiui, gal aš nesportuoti, gal aš piešti labiau noriu, bet visi sportuoja ir sako, kad sportuoti privaloma ir būtina, tai kaip aš čia dabar piešiu.
Vis dėlto įsiklausykite, nes per mintis ir jūsų vidinį balsą ateina iš vidaus atsakymai, kurių jums reikia. Mąstymo strategijos, kaip susidaro, tai kai jaučiame, pavyzdžiui, kad to, koks aš esu, nepakanka, tai yra ne kas kita, kaip perimta mąstymo strategija, perkelta iš praeities mąstymo strategija, kaip spaudimas sau, nes iš spaudimo sau atsiranda ir priklausomybės, kad privalau būti kažkokia kitokia. Tai tarsi prievarta sau, tai yra nepriėmimas, įsitikinimas ir vėl grįžtu prie to paties, kad tu turi būti kitokia, kad atitiktum kažkam, kad atitiktum kažkokius standartus. Partnerystėje ir su bendradarbiais lygiai taip pat, su darbdaviu labai svarbu aptarti savo pagrindinius poreikius. Tie lūkesčiai, pavyzdžiui, ir poreikiai, ir vertybės jos gali keistis ir yra normalu, kad jos keisis. Ir niekas nežino, į kurią pusę keisis. Tai va tas pasitikėjimas, gebėti pasitikėti tuo, priimti tą yra labai svarbu. Dar noriu vieną tokią situaciją pasakyti. Jeigu kas nors su sarkazmu, ironija kreipiasi į jūs, pavyzdžiui, na, tai jau sugrįžai, tai jau ką tokio įdomaus papasakosi, ką jau ten, arba, kokie žmonės skambina, pavyzdžiui, ne, arba atėjo. Tai žinokite, kad jūsų dvasia jau širdis yra atvira ir stipri ir paveikia tą pykstantį žmogų, kad vyksta kažkas ne pagal jį. Ir apskritai, kai susitinka kokios dvi energijos ar žmonės su skirtingom energijom, visą laiką norės vieną kitą uždominuoti. Jeigu iš aukos pozicijos, nes kada ne iš aukos pozicijos, tada eina partnerystė, bendradarbiavimas, o jeigu iš aukos pozicijos, tai stengsis uždominuoti ir laimės tas, kuris labiau pyksta, kuris labiau tiki savo tiesą. Tai energija pirmiausia, nepamirškim, kad teka, visada teka iš ten, kur jos daug, į ten, kur jos reikia. Kaip vanduo, kaip krioklys, pavyzdžiui, ne, krioklys teka žemyn. Jeigu darbe, tai visada darbdaviai užduoda toną. Ir jeigu darbdavys nežino, ko nori ir nežino, koks tas bendras tikslas ir kokios vertybės jį veda link to tikslo, ne jį, bet ir visus darbuotojus, tai nieko ir nebus. Namie viskas prasideda, aišku, nuo tėvų, nes vaikai tiki tuo, kaip gyvena, ima pavyzdį iš tėvų, modelius visokius perkelia iš tėvų, senelių, giminaičių ir taip toliau. Energija visada siekia įsikūnyti. Jūs darėte namų darbus, stebėjote, ko jūsų gyvenime daugiausia, kam jūs eikvojate savo energiją. Taip, ko jūsų gyvenime daugiausia, tam ir eikvojate savo energiją. Tyra mintis ir tyra emocija yra geriausias vaistas. Ne žvakutės, ne smilkaliukai, ne daiktai turiu omenyje. Nes tai jau yra socializacijos procese. Tai yra kintantis dalykai ir tik tai pagalbinės priemonės. Ir kol nesuprantu, kaip mano mintys susijusios su visa ta energijos tėkme ir gyvenimo rezultatu, įsikūnijimu, tol paprastai ir gaunu tą rezultatą tokį, koks tai papuolė. Toks, kokio mes galbūt net ir nenorime ir koks mums nepatinka. O kai prisijamame aktyvią poziciją, kai laviname savo sąmoningąją dalį, tada įsikūnijimas dažniausiai mus tenkina ta prasme, kad taip, gali būti ir nemalonių kažkokių ten, sakykime, pasiekmių. Gauname tokią situaciją, kuri mūsų netenkina, nors galbūt tai ir yra kelias pro pragarą į tą būtent jūsų laimės tašką. Negalavimą mes priimame kaip bėdą, o ne kaip malonę. Ir tas priėmimas kaip bėdos, tai ir yra ta pasiekmė, kai priimame, kad tas kelias, kuris mums atsiunčiamas, kad taptume laimingi, mūsų netenkina. O iš tikrųjų tai ir yra tas kelias, galbūt, kad pamatytume tas žinutes ir atkreiptume dėmesį, atsigręžtume į savo kūną, nes mūsų kūne gyvena emocijos, ne kažkur tai mūsų kūne. Tai va, ir jos nusėda energijos pavidalu, kažkur skauda, kažkur pamaudžia, kažkur neprateka, kažkur sunku. Tai atkreipkime dėmesį, kur užblokuojame tą energiją. Ir kai sąmoningai į tai atkreipiame dėmesį, tada rezultatas mus ima vis labiau ir labiau tenkinti. Nes suvokėme viso to prasmę ir suvokėme viso to mechanizmą. Pavyzdžiui, buvo pyktis ir aš jo neišreiškiau taip, kaip aš galėjau, ne? Buvo, pavyzdžiui, man gėda, gal kaltinau save, kad pykstu.
Tai jau yra sąmoningumas ir žiūriu, ką aš dabar galiu padaryti. Nes neišreikštas pyktis ar kita neišreikšta emocija virto kažkuo kitu, nepasitenkinimu, nusivylimu dėl nepatenkintų vidinių poreikių. Kai emociją reiškiame pavėluotai, įsiveliame irgi į magišką trikampį. Todėl, kad mes, kai jau norime, pavyzdžiui, aš jam rytoj pasakysiu, kad aš ant jo pykstu ir bandome kitą dieną suvaidinti, kaip mes pykstame nenatūraliai per dirbtinumą, irgi įsiveliame į magišką trikampį. Tai va, todėl būkime sąmoningi ir ieškokime pozityvių sprendimo būdų, draugiškų sprendimo būdų, nedramatizuokime, raskime, kaip pozityviai tai sutvarkyti. Tai ir yra sąmoningumas, kai pastebiu atsidūrusi aukos pozicijoje. Tos vadinamosios teigiamos emocijos, ten džiaugsmas, ramybė, pasitikėjimas ir visi kiti dalykai yra pastangos išsiplėsti, o neigiamos emocijos yra reikalingos tam, kad įsitvirtintume. Tai yra tarsi susitraukimas, va kaip medūzos, kuri priverčia pasistumėti į priekį, būtent susitraukimas padeda pasistumėti į priekį, išsiplėsti. Visos emocijos yra tik skirtingų dažnių energija. Va čia yra tikroji tiesa, kad visos emocijos yra tik skirtingų dažnių energija. Ir ne viena jų nėra nei geresnė, nei blogesnė už kitas. Ir suvokime tą, kad kiekviena emocija atlieka savo unikalų vaidmenį kaip energinis dažnis. Ir bendrame energijos pulsavime reikalingos ir tokios energijos. Tai labai trumpai prabėgsiu, kaip tvarkyti su priklausomybėmis. Pirmiausia, tai primenu, kad tai nėra tikroji liga priklausomybė, tai yra tik tai daug gilesnės problemos išorinė išraiška. Todėl labai svarbu ją priimti, nepasiduoti jai, bet priimti į savo širdį ir padėkoti, kad ji kaip indikatorius ar ne, kaip ženklas jums rodo, o kur leidžia patyrinėti, o kur jums trūksta ryšio su savim. Nes rūkymas, pavyzdžiui, gali rodyti, kad toksiškus santykius kuriat, ar ne, kad trūksta normalaus to kokybiško ryšio su savim, ar su artimu, ar su tėčiu, ar su mama. Šiaip visos priklausomybės dažnai būna susijusios ypač su tėčiu, bet ir su mama, bet ypač su tėčiu. Tai va, su santykiu su tėčiu, kokius modelius atkartojate, va, pavyzdžiui, jeigu būdavot linkęs atsitraukti, ne, ar nėra taip, kad ir jūs dabar esat linkęs atsitraukti, nespręsti kažkokių sudėtingesnių situacijų, kad bijote spręsti, renkatės lengvesnį kelią ir savo nenaudinga, nes tas kelias būna nebrandus, nes eina iš pasyvios pozicijos, iš aukos pozicijos. Tai va, tai žiūrėkit, kokį kelią renkatės, nes ieškokite, koks neišpildytas poreikis slypi po, ar tai bus rūkymas, ar gėrimas, ar persivalgymas, ar persidirbimas, ar nuolatinis liūdėjimas, apatija ir taip toliau. Tai gali būti įvairūs įpročiai, ar ne? Įvairūs įpročiai, kurie kartojasi ir mums neprideda laimės. Tai va, tai absoliučiai visų priklausomybė, kokios tik egzistuoja, ta pagrindinė kertinė šaknis ir yra tas ryšio trūkumas. Tik tai bėda ta, kad žmogus būna neatpažįsta, su kuo, ar ne, su kuo to ryšio trūksta. Tai labiau save patyrinėti verta. Ir nesvarbu, kokia ta priklausomybė, ar tai, kaip sakau, nuo nesveiko maisto, ar ten nuo pirkinių, ar nuo vakarėlių, ar nuo sekso, ar dar nuo kažko, tai ar nuo žmogaus, ar narkotikų, ar televizoriaus, ar žinių kažkokių, tai ir taip toliau, jokio skirtumo. Tai vis tiek visų priklausomybių giliausia šaknis yra būtent ryšio trūkumas, savo jausmų nepaisymas, neįsiklausimas į intuiciją, savo poreikių neišpildymas, instinktų irgi ignoravimas. Tai žiūrėkit, kur man trūksta tikro ryšio ir kaip man jį gauti ar susikurti. Tada kitas dalykas, kad labai svarbi kokybė, kokybiško ryšio, dėl to aš ir atkreipiau dėmesį, kokybiško. Nes galime turėti daug draugų, artimųjų ir taip toliau, bet vis tiek jaustis vieniši, neišklausyti, neišgirsti ir taip toliau, ar ne? Ir galvojam, kad būtent tie žmonės būtinai mus turi išgirsti.
Ne, galbūt kaip tik klostosi aplinkybės taip, kad atsitraukia jūs engiantys žmonės arba visai kitokias vertybės puoselėjantys žmonės iš jūsų aplinkos pasitraukia ir džiaukitės tuo, nes jūs sutaupote energijos, jūs nebeeikvojat bereikalingiems tuštiems pokalbiams, jūs neeikvojat savo finansų, tai įtikti savo energijos, ne, pasakoti tai, ko jūs nenorit galbūt net pasakoti ir panašiai. Įvardinti to, ko nenorit įvardinti, nes kai įvardyji, tai irgi atkreipkit dėmesį į tai, ką atkreipiam dėmesį, tai, vat ką sakiau, kad padaro tą situaciją dar realesnę. Tai žiūrėkite, ar jūsų ryšiai yra kokybiški, nes širdies neapgausi. Ir jeigu žmogus neturi pilno, tikro, artimo ryšio su kitais, tada garantija yra, jog jis nepalaiko tikro, artimo ir autentiško ryšio pats su savimi. Svarbu daryti tai, kai pavyzdžiui bėgat nuo tų emocijų, labai svarbu daryti iš pirmo žvilgsnio, nemalonų tokį dalyką. Tai yra panirti į tą problemą ir į tą skausmą, kurį jums skauda ir fiziškai net skauda. Leiskit savo patirti tą skausmą. Eikit link tos sutelktos problemos, sutelkite ją visą dėmesį ir panirkite į ją nuoširdžiai susikaupę ir leiskite protui gauti informaciją apie tai, ko toje vietoje skaudamoje trūksta. Jeigu jaučiate ir įsiklausote į savo kūną, jis jums visada viską papasakos, jums suprantamu būdu. Galbūt tai nebus išsakyta žodžiais per mintį, bet jūs žinosite vis tiek, vidinį pajautimą turėsite, kaip protu interpretuoti kūno kalbą ir kaip ją reaguoti. Visada pasikalbėkite su savo kūnu, kodėl jis jaučiasi nesaugus ar ne. Leiskite jam suprasti, kad jam saugu viską jausti. Priklausomybė visada yra kažko kito, ko žmogus negauna arba savo neduoda - kompensacija. Nes jeigu žmogaus viduje egzistuoja poreikis yra, tada jis vis tiek privalės būti išpildytas. Jei bus blokuojami sveiki ir natūralūs jo išpildymo būdai, tokiu atveju pasąmonė vis tiek ras būdų tą poreikį patenkinti, nes nuo laimės nustumėme save link nelaimingumo, nepaisydami savo jausmų, emocijų, nepaisydami savo poreikių, vidinių vertybių, nepaisydami savo intuicijos ir instinktų. Tai ir vienas blogas sprendimas automatiškai aišku, kad veda prie kito blogo sprendimo, kol grandinė nutraukiama. Kas kart, kai eisite patenkinti savo priklausomybę, kas tai bebūtų, ar ne, sustokite 5 minutėms prieš ją patenkindami. Ir tiek, kad spėtumėte save pajausti. Po pajautimo, jei dar norėsit, aišku, eikit ir patenkinkit, bet priklausomybę, tačiau skirkite 5 labai nuoširdžiai skirkite savo tas 5 minutės pajausti, kurioje kūno vietoje gyvena ta priklausomybė. Iš kurios kūno vietos kyla ta emocija, tas impulsas, kuris verčia jūs eiti patenkinti tą priklausomybę. Pastebėkite, ką aš dabar jaučiu, kokia mano kūne dabar emocija ir kurioje vietoje ji yra. Ar aš galėčiau ją įvardinti? Pasižiūrėkit, ką atidėliojate, nuo ko bėgate, ko nenorite jausti, arba kokius poreikius ignoruojate, instinktus kažkokius ignoruojate, troškimus, kažkur nemeilę savo reiškite. Nes tos užspaustos emocijos yra kaip vidiniai vaikai, jų esminis poreikis yra būti išgirstoms, atpažintoms ir priimtoms. Nebijokite jų išjausti, kaip jas skaudžiai beskaudėtų. Nes pradėję labiau jausti emociją, jūs tiesiog pradėsite geriau jausti ir apčiuopti savo norus ir poreikius. Nes mes savo poreikius ignoruojame ne todėl, kad norime, o tiesiog todėl, kad jų, kaip sakiau, nejaučiame, nepastebime, nes nualinę savo kūnus labai esame. Su kokiom emocijom vengiu kontaktuoti, kokias emocijas aš laikau blogomis, kad atpažintumėte ir kodėl blogomis. Nes, kaip ir sakiau, nėra blogų ir gerų emocijų, tik tai vienų yra dažniai aukštesni ir mums padeda jaustis harmoningiau, į tą mes ir orientuojamės, o kitos emocijos tiesiog padeda įsitvirtinti, nes pasižiūrėkit, sutraukit, Kėgelio pratimus kaip darote, sutraukit tarpvietę stipriai, ar ne, sutraukit ir pabūkit ir pro pilvą tarsi įkvėpkit ir iškvėpkit.
Įkvėpkit pro pakaušį ir pro kojas iškvėpkit. Leiskit sau taip pakvėpuoti, sutraukę tarpvietės raumenis. Tada pereikit vis aukščiau ir aukščiau, ties pilvu, ties saulės rezginiu. Irgi, kada sutraukėt tarsi taip saulės rezginį, kai jaučiate, pavyzdžiui, kokią baimę arba kaltę jaučiat, ar ne, vat kaip sutraukėt, jūs galite tą padaryti specialiai ir padėti kvėpuoti, kad ten tekėtų energija. Tai va tas pats su gerkle, ar ne, kai žodžių netenkam, kai atrodo nežinom, ką pasakyti, kai užstringa gerklė, tai lygiai taip pat padėti irgi su kvėpavimu galime. Ir su trečiaja akimi tą patį padaryti ir per karūninę čakrą irgi laisvai kvėpuoti, kad pro mūsų stuburą, kaip sakiau, tekėtų laisvai energija ir nesirgtume ir būtume sveiki visokiojopai.